Logotipą jau turim, dabar einam prie YouTube banerio. Na, kadangi logotipas pas mus jau sukurtas, mums reikia sukurti YouTube kanalo banerį. Kas tai yra YouTube kanalo baneris? Einam, tarkim, į mūsų Roko nuotykių YouTube'ą. Ir baneris yra va štai šitas užrašas. Tai yra jūsų tarsi siena. Pažiūrėkime, koks bus užrašas pas Mr. Beast. Žiūrim, koks pas jį užrašas. Со мной самые дорогие автомобили. Oi, čia rusiškas Mr. Beastas. Pas jį subscribe for a cookie. Irgi gali būti toksai variantas. Gerai, mes kursime YouTube banerį. YouTube baneris, aš turiu, matot, iš karto prašyta. YouTube baneris. Galiu vėl imti per Create Design, bet aš jau turiu čia pasiūlymą iš karto, spaudžiu YouTube banerį. Na ir apie ką? Mano baneris, mes kūrėme banerį skirtą mokyklai, YouTuberių mokyklai. Tai šiuo atveju, ką mes padarysime? Mes ieškome banerio, kuris maksimaliai atitiktų mūsų idėją. Ką mes norime padaryti. Vėl, kaip visada, vyksta šablono paieška. YouTube baneris apie ką galėtų būti? YouTube School. Nežinau, ar duos jisai man kažkokį įdomų variantą ar ne. Ilgiausiai užtrunkam ieškoti, galvoti, kas man labai patiktų, ką aš norėčiau padaryti, kaip aš įsivaizduoju, kad atrodytų mūsų užsklanda. Kadangi mūsų logotipas turi raudonos spalvos, aš ieškau viskas, kas tiktų prie raudonos spalvos. Matot, visur, kur yra pro, tai reiškia mokamas. Mes negalime imti pro, mes turime paimti tas, kas yra nemokamai. Nors pas mane yra pro apmokėta, aš galėčiau paimti mokamai, bet aš noriu kartu su jumis padaryti ir pasinaudoti nemokamam galimybėm. Na gerai, bandom šitą YouTuberių mokykla. Nauji video kas savaitę. Patarimai, mokymai. Na taip. Ir šitą nuimu, man jo nereikia. Ir noriu uždėti, žinot ką uždėti? Šitą vyruką vėl mes imam lauk iš čia. Ir noriu uždėti mūsų logotipą. Einame į uploadus. Štai mūsų logotipas, kurį mes sukūrėme. Jį dedam čia ir vajei, jisgi nebesimato. Matot, juoda raidė nebetinka man. Keliauju aš iš čia, viskas tvarkoj. Šitas man išsisaugos, kad aš jį atsiminčiau, kaip jisai vadinasi. YouTube mokyklos baneris. Pavadinu banerį. Mangi reikia sugrįžti skubiai į logotipą su baltu fonu. Ką aš darau? Grįžtu į visiškai pradžią, kur pas mus buvo štai logotipai sukurti ir su balta raide. Parsisiunčiu šitą logotipą. Jeigu jis yra pas mane parsiųstas, tai aš jį turiu įsikelti šičia į uploadus. Spaudžiu upload. Ir štai mes turime logotipą su balta raidele. Matot, kaip mes dabar gelbėjame savo. Vėl keliaujam į home, į visą tą bendrą. Ir žiūrim, kurioje, štai matom mūsų pradėtą daryti darbą. Valio. Spaudžiam uploads. Ir štai turime logotipą. Valio. Nu kągi,
stilistiškai visai fainiai. Jisai gali dabar ir toksai būti. Jeigu aš norėsiu jį pakeisti, ar sugalvosiu, kad reikia kažką kitaip, visada mes spėsime taip padaryti. Spaudžiam parsisiųsti ir mūsų baneris sukurtas. Keliausim prie sekančios pamokos, kaip visą tai patalpinti.